Sveiki. Norėčiau Jums pademonstruoti, kaip susirišti sistemėlę, taip vadinamą split shotų. Jums reikėtų fluorokarbono atkarpos, pas manęs tokia gan neilga. Galit naudoti ir ilgesnę, kaip kam patinka. Tai va taip. Vieną galą rišame prie čeburaškos. Tai galuose pasidarykit kilpelės, bus paprasčiau keisti, jeigu reikės masalus ar kokius. Prie kito galo kabiname ofsetinį kabliuką. Va tokia gaunasi sistemėlė. Kitą galą čeburaškos rišame prie pagrindinio valo. Šitą sistemėlę galima naudoti įvairius masalus. Visokius ryžiukus, vabaliukus, kaip kam patinka. Ir su jie gan išvengiam nemažai kliuvinių. Ją galima pravedinėti paprasčiausiai kaip džigą, šitais šuoliukais, laipteliais. Galima tiesiog tolygiai traukti dugnu. Didelio skirtumo nėra. Bet jin labai gerai veikia, kai ešerys yra neaktyvus. Nes kartais džigų nelabai jie įrima arba reikia labai lėtai pravedinėti. Dar vienas pliusas šios sistemėlės, jeigu žvejojat kur nors srovėj, tai praktiškai masalą galit gan ilgai išlaikyti vienoje vietoje. Pašokdinti, vėl laikyti, jisai ir laniruoja tenais ir vilioja plėšrūną. Ešerį, ar tai kitą kokį lydeką. Tikiuosi, kam nors pravers. Jei yra kokių pastebėjimų, komentuokit, laikinkit. Iki.